Bet jeigu šitą deda jisai įrašą, tai dėjo aš apie skers. Aš visai nenoriu čia Trinkieri. Žalgiris tokiu būdu susipyksta ne su Andrėja Trinkieri. Whatever, ką tas italas galvoja. Na, įdomu, bet Trinkieri tikrai turbūt durnelis. Ir kad niekas čia nelaukia Trinkieri. Tu jau dabar čia jau Trinkieri kaltinė. Taigi, ką tik buvo svajonių treneris čia visiems. Tai žinai, sakyti, italianų bastardo, la, kažką. Tai kodėl aš turiu gerbti šitą italą, kuris... Tai, bet aš kadangi italo diko niekada nelaikiau savo rankose ir gana labai aiškiai pasisakydavau, kad Kazys yra nepelnytai drožiamas ir kad ateis laikas kaip tokie kaip tu, pradės garsiau sakyti. Per stipriai buvo iškeltas Trinkieri Kazio sąskaita. Aš liūdžiu, kad Kazio čia nebėra, nes aš manau... Iš tikrųjų, tu man atsiunčiai screenshotą šito su nuotrauka savęs bepurtančio galvą ir dabar tiesiog pagarsinkim. Jeigu Kazys turi 1 milijoną fanų, aš vienas jų. Jeigu Kazys turi 10 fanų, aš vienas iš jų. Jeigu Kazys turi 1 faną, tai aš. Jeigu Kazys neturi nei 1 fano, manęs čia jau nebėra. Pasaulis prieš Kazį, aš prieš pasaulį. Karolis plius M3. Tai Laurynas Bundnevičius iš esmės... Savaitės komentaras galbūt yra šitas: Kazys kaip ir Žalgirio Kazys, visi myli, bet Bibis gaunas. Tai komentaras skambus, bet tiesos tame yra mažai, 15. Aš suprantu, kad mums visiems gaila Kaziuko, man pirmų numerių. Tikiuosi, kad ta situacija taip ir liks. Kalbos apie Andrėją Trinkierį vaikšto. Čia nebėra jau kažkokia ypatinga paslaptis. Siūlomas jisai Žalgiriui yra ir intensyviai siūlomas. Kiek Žalgiris to domisi, sunku pasakyti. Aš tikiuosi, kad nesidomi. Aš visai nenoriu čia Trinkierį. Ir jeigu mes tokius kaip Kazį tiesiog paimam ir nuimam, nematydami savo pačių problemų, tai yra pirmiausiai komplektacijos. Jeigu mes galvojam, nedainuočiau aš dar tų dainų Trinkierių, kai kažką pasieksim, tada gal ir galėsim sakyti, kad akivaizdžiai puikus treneris. Nes dabar mes taip šnekam, tarsi Kazys yra prastas ir prie Kazio viskas buvo blogai. Kazys padarė stebuklą praeitą sezoną. Bet tu pats savo prieštarauji. Nu tai per Fuksą išėjom dabar Final Four. Kodėl? Per Fuksą išėjom į top 8 ir paskui klėdim apie Final Four, kad čia top 8 komanda. Žalgiris nėra top 8 komanda. Mes per Fuksą išėjom būtent. Aš net klipuką dariau apie tą patekimą į top 8. Yra, basketiniuose galite nueiti, vadinasi, kažkoks tenai grojaraštis sukurtas apie Žalgirio pasaką. Fuksas ten sen yra. Fuksas. O mes užsiliuliavę top 8 Final Four. Ir dar su tokia sudėtim. Jeigu Žalgiris laimėtų prieš Milaną, Lietkabelį, Albą ir dar prieš Monaką su tokia sudėtim, tai aš manau, kad visas Kaunas turėtų labai gražiai atsiklaupti ant vieno keliuko, ant antro keliuko ir nusilenkti Kaziui M iš Darbėnų. Turbūt, kad kai žiūrit, gal net tai yra ir oficialu. Mes, kai rašinėjom, dar kol kas oficialių žinių nėra, nes rašinėjom prieš 12 valandą. Prieš vidudienį, bet akivaizdu, kad Kazys Maksvytis palieka Kauno Žalgirio komandą. Jo, šiuo metu turbūt, kai prasideda pokalbis ir Žalgirio žaidėjai su Žalgirio vadovais, tai turbūt kažkas ir bus pristatyta jau. Laikotarpį, kurį aš prisimenu, tai nuo kokių, nežinau, 5-6, kada aktyviau tame esu, aš neprisimenu, kad tiek laiko būtų tampyta kažkieno pavardė, kad jau čia praktiškai jam viskas. Kiek man teko per tą laikotarpį pakalbėti su Žalgirio žaidėjais, ne su vienu, 2 dalykus esu girdėjęs. Viena, kad jie tvirtai stovi už Kazį Maksvytį, labai tvirtai. Čia po Monako rungtynių kalbėjausi. Ir kad būtų didžiulė klaida anot jų atleisti Kazį Maksvytį. Čia kalbu apie lietuvių, aišku, korpusą, su lietuviais tenka pabendrauti, su legionieriais ne. Ir kitas dalykas, jie šventai tikėjo, kad taip neatsitiks. Ir kad mes šnekam nesąmonės, kad mes kažkokius gandus analizuojam čia, gal net patys juos skleidžiam. Ir man buvo pasakyta, kad jau kas, bet Jankūnas taip nepadarys. Tikrai nepadarys. Maždaug leidžia suprasti žaidėjams. Gal man pudrino akis, negali niekada žinoti, kaip žaidėjai tą informaciją bando varijuoti, kokį man galbūt nupieštų vaizdą. Manyčiau, kad neskambėjo nuoširdžiai, kad jie tikrai tikėjo, kad Jankūnas Kazio nenuims.
Bet aš tada uždaviau kitą klausimą tam žmogui, kuris man šitą sakė. Kalbu apie žaidėją. Sakau, o jeigu ne Jankūnas priims sprendimą, jeigu sprendimą priims Paulius Motiejūnas, tada sako, nežinau. Aš žinau, tik tai sako, ką galvoja apie Paulių Jankūną. Tai aš spėju, aš darau tokią išvadą, aš spėju, kad tai nėra Jankūno sprendimas. Kad tai yra Pauliaus Motiejūno sprendimas. Ir apie tą... Mes kalbam apie šitus trenerius. Tai realiai aš net trečiadienį pasakiau savo, kai išėjo ta mintis apie Dimitrijų Tudžio, kad atleidimą. Sakau, vienintelis žmogus, kuris gali išsaugoti Kazio Maksvyčio kėdę, yra Šarūnas Jasikevičius, nepaimdamas Fenerbahčio darbo. Nes Trinkis būtų nuėjęs tenai. Taip. Ir galim pereiti prie šitos puikios laidos dalies. Čia yra labai teisinga mintis. Čia vėlgi, čia nėra vėl tik tai kažkoks plepalas, kurį Lekšas vat ką tik pasakė, nes taip sugalvojo. Taip, čia yra faktas, realus. Žalgiris be galo atidžiai sekė situaciją Stambule. Be galo. Vardas, pavardė žmogaus uždavusio šį klausimą, mes jau sakėm, tai yra Lukas Katilius, jei adresas yra... Tai yra Miklovas, šiaip, ta prasme, Katilius net dar tą klausimą dar gražiau supakavo, negu Miklovas pasiūlė. Jeigu yra adresas 50 eurų duoda žmogus, tai vat klausimas buvo toksai. Nežinau, turėčiau komentuoti tos gandus. Aš suprantu, kad mums visiems gaila Kaziuko, man pirmų numerių. Būnu stipru. Labai. Sustojam, biškai. Pizda, Donce parašė, Kazys lieka. Ką? Sako, galim ruošti tekstą. Lieka. Tu juokauji. Čia visas mūsų... Užstojo žaidėjai, sako. Dabar vyko kaip tik pokalbis. Ką tikėjo, Butką sutikau. Aš tai galvoju, kad... Reikia nekelt tada šito. Šito viso čia viskas. Užstojo žaidėjai, sako, nahui, palikit ramybėj Kazį. Žaidėjai tokį pasakė. Ką darom? Faktas yra tas, jis dabar prisiema labai daug ant savęs, nes jisai realiai kitų Žalgiryje norėjusių nuimti Kazį akise žmonių, akise jisai prisiema kulkas. Jis dabar jau prisiema kulkas ir jeigu tas sprendimas nepasiteisina, tai čia jau yra ant Jankio pečių. Šiaip labai drąsus sprendimas. Aš gal net norėčiau ne nuo tokios negatyvios pusės pradėti šitą podcastą. Man apskritai yra labai džiugu, kad įvyko tai, kas yra logiška, kad Kazys Maksvytis turi tęsti darbus Kaune. Visa šita istorija, visas tas chaosas, visa ta tragedija, kuri čia vyksta dabar, tas bardakas, tas susiskaldimas klubo vadovybėje, tas nesugebėjimas turėti vienos aiškios pozicijos, kad treneris turi didelį kreditą ir mes jį išsaugom, yra klaikus. Bet pats faktas, kas galiausiai įvyko, kad Kazys lieka treneriu, ačiū Dievui. Aišku, tu sakai kitą medalio pusę ir jinai labai svarbi. Žalgiris tokiu būdu susipyksta ne su Andrėja Trinkieri. Whatever, ką tas italas galvoja. Žalgiris susipyksta arba bent jau turi pakeltus antakius Miško Raznatovičiaus, kuris yra Trinkieri agentas ir kuris iš tikrųjų yra įtakingiausias Europos krepšinio agentas. Atvykimo. Aš liūdžiu, kad Kazio čia nebėra, nes aš manau, kad tai yra didžiausia neteisybė, kas atsitiko, kai... Bet matosi, Trinkieri efektas jau net ir mūsų žvaigždutės buvusias pasiekė. Trinkieri, tarp kitko, žmonės labai čia įsimylėjo, žiūri, dabar net komentaras buvo vienas po spaudos konferencijos vakar, YouTube'e šitas komentaras sulaukė 77 laikų. Žinant Basket News, Trinkieri spaudos konferencijos greitai taps mokamų content. Ir paskui dar buvo jam atsakymai, tipo... Jo, apmokestino kiekvieną straipsnį, tai pasipelnyti nori toks vaizdas, o dar buvo komentaras seniai, neduok jiems idėjų. Ir tada aš taip... Pasikrapštai ūsą ir galvoju, apmokestinsim viską. Reikėtų pakalbėti su Jonu. Tada užblokuoti visus Žalgirio video, visus kitus ir tik tais pas mus Trinkieri konfas ir mokamos. Jo, bet čia reikia pripažinti vyruką, kad Trinkieri per savo 2 spaudos konferencijas, per tą prisistatymą ir tada vakar po rungtynių su Alba jau davė daugiau bairių ir daugiau kontento negu Kazys per 1,5 metų. Tai nesakau, kad aš labai dievinu Trinkierį, bet, ko vertos ten tos frazės apie įkrintamosios yra ne kaip iki Marso, o kaip iki Saturno, ar ten tas pats, kad komanda komplektuos Almantas Kiveris. Ir treneriai, jie, asistentai, ir žaidėjus palaikyti gyvus, ir tuo pačiu laimėti.
Nes visas tas vaibas, džiaugsmas ir hypas greitai išsigaruos ir italo disko bus labiau Jarmolenkos mano dūda. Jeigu nebus pergalių, jos turi būti. Tuo labiau, kad tie varžovai, kurie mūsų laukia, taip, jie stiprus, bet jie yra įveikiami. Trinkieris, charizma, tu žiūrėjai tą konferenciją, jis man gal net truputį, gal net šarą deda į pavėsį. Yra įvaldęs tą lėtą kalbėjimą, lėtai, dėsto, su žvilgsniuku, žinai. Toks matosi, kad prisiskaitęs, prisigaudęs, prisilektoriavęs, tokių visokių, žinai, kampų, į ką atsisukt, kaip sulaikyti akis, kaip tave tylių ir kalbėjimų staiga, žinai, taip nuraminti ir priversti įsitempti, žinai. Reikės dar, hebrai, žinai, kas jį ten šnekins, kad priprastų neapsišikti ir iš baimės nedingti prieš jį, žinai. O galvoju, jau irgi yra prasisukę visos tos mintis, apie kurias mes šnekam ir jisai supranta, čia jisgi nedurnas yra, kad klaidų yra padaryta labai daug. Bet grįžtant dar prie Trinkierį, tu minis Dovcą, minis Šilerį, ne Šilerį, Kazį minėjai, kaip tuos trenerius, kurie kažkada perėmė sezono vidury arba jau į galą kaip Kazys ir kad iš esmės nelabai kas pasikeitė, bet aš galvoju, koks yra esminis skirtumas tarp jų ir tarp Trinkierį. Jeigu jau keist, ir čia aš tiesiog būriu iš kavos tirščių, bet jeigu jau keist treneriį sezono vidury, tai tik į charizmatišką. Nes taktiškai tu nelabai kažką gali greitai pakeisti per trumpą laiką. Ta sako ir Trinkierį toj spaudos konferencijų. Per mažai laiko yra taktiškai. Vadinasi, turi būti emocinis impulsas, kažkaip iš vidaus sudrebinti komandą. Ir tam jau reikalinga charizma. Jeigu ateina vidury sezono žmogus, treneris, jis turi būti charizmatiškas, įkvepiantis. Nežinia, kiek ilgai taktiškai tai išsilaikytų kaip, vis tiek anksčiau ir vėliau pasimatytų spragos pas trenerį, jeigu ilgoji distancijų. Bet trumpoji, aš manau, kad jeigu kas ir gali suveikti, tai tik tai toks kaip Trinkierį. Pažadint, sudrebint, įkvėp, priverst patikėti. Jis teatralas. Tai šitas variantas, jo šita savybė, man atrodo, leidžia tikėtis, kad Žalgiris gali dabar susportuoti. Jeigu negali dabar ir su juo, ir su trenerio pasikeitimu, reiškia šita komanda tiesiog yra per prasta ir viskas. Kaip čia vienas internetinis komentaras buvo, mačiau kažkur ar YouTube ir kur, ko jūs norit? Sako, jūs kalbate apie kažkokias psichologijas, apie kažkokius šūdus, mėly podcasteriai, o esmė tai, kad mes tiesiog turim per silpną sudėtį. Aišku, čia gali ginčyti, sakyti, kad pernai buvo ta pati sudėtis ir tralelė. Nebuvo ta pati, mes jau irgi tą šnekam. Nebuvo ta pati, buvo kiti žaidėjai. Tas pats Brazdeikis. Tai va, tai kažkaip pačios pirmos atakos, jau atrodo, kad tu žiūri tą seną gerą Žalgirį, tą praeito sezono. Ulės startuoja keli taškeliai. Visiems eina, visi, kas ką bedarytų. Dovydas Giedraitis pradeda starto penketę, atrodo, kad Andrėja Trinkierį jam ir pasiūlė, paprašė, pareikalavo, kad jisai ir veržtųsi į baudos aikštelę dažniau. To įžulumo tokio pas Dovydą atsiradę yra, ateina Evanso metimai, jie yra taiklus, apie tai, kai jis ten galiai išdarinėjo, iš vis klausimų nėra. Žinai, sako, jeigu pasakysite, kas šitas žaidėjas, žinai, Barsui būna ta siena. Krepšininko buvusių žaidėjų iš senų laikų. Luke Longley. Ir jisai, sakau, gal šitas, į Bazilę rodau, nes sakau, turėtų jisai jums patikti. Sako, it's too easy. Ir nespalvota nuotrauka, aišku, parodo, aš jau toks, nematęs to žaidėjo, neįsivaizduoju, sakau, aš tada nebuvau gimęs. Sako, I don't care, it's your job. Blemba, Kvedaras irgi šalia stovi, nežino, ir Kvedaras, žinai. Tai tas žaidėjas buvo Juan Antonio San Epifanio. Oi, čia jau, aš pasakyčiau parodį. Iš veido. Pasakyčiau iš karto, net su protmušius daręs. Čiagi legendų. Legendų, aš žinau, bet iš veido nebūčiau žinojęs. Tiesiog daug kartų buvo atsidarę šitą puslapį. Panašus, kad būčiau užsidirbęs respekto, ne? Bet šiaip dar už ką respektas Trinkierį, kad jisai nešauna ten belio kokio, žinai, Jose ar Marija Andrės, o jisai šauna žmogų, kuris, tikrai yra legenda. Tai toks, okei, Trinki, gerai čia. Bet aš, pavyzdžiui, nebuvau užfiksavęs to fakto, Tautvydas Šležas girdėjau per LKL transliaciją, buvo paminėjęs, kad Trinkierį, net kai Šaras čia Kaune treniravo, buvo atvykęs stažuotis į Kauną pas Šarą. Buvo šitas. Šito buvau visai neužfiksavęs, tai jie geri bičiuliai, reiškia, yra. Ir Šaras atidavė pagarbą, nes neaišku, Šaras net ir apie Pasvalio Pieno žvaigždės pagarbiai prieš rungtynes atsiliepdavo, bet sakė, kad Trinkierį vienas geriausių trenerių Europoje, tokia frazė buvo nuskambėjus. Turbūt ir Andrėja tą patį pasakytų. Tai bus labai įdomu. Apie save, be abejo. Emocijų. Dar vienas herojus Lukas Lekavičius, dabar skaičiukai, ponai, o čia yra labai įdomu. Lukas Lekavičius per 3 rungtynės prie Trinkio žaidžia po 22 minutės,
per tas rungtynės, per 3 rungtynės išmetė iš viso, čia dabar žiūri mūsų basketiniuose, 15 dvitaškių, 5 tritaškius, tai yra 20 metimų per 3 rungtynės, tai Lukas meta po daugiau nei 6 metimus prie trinkio. Kai prie Kazio per paskutinį jau tą laikotarpį tokį sunkų, imkim nuo gruodžio maždaug, nuo lapkričio 30, tarkim, buvo 8 minutės, 10 minučių, 2 minutės, 5 minutės ir iš viso, dabar išvardinau jums 4 rungtynės per tą laikotarpį. Aš tik vakar, žiūriu į aikštelę ir matau švieslentę, matau, kad ten yra 20 keli taškai Žalgirio. Tada vėl atsisuku į aikštelę ir matau Larkinas, Bobua, kaip sako Žydrūnas Rubonas, Beobusis, Elijah Bryantas, net lekas kviktelėjo. Reiškia, Vilas Klaiburnas ir Derekas Vilisas. Ir tada taip į savo komandėlę pasižiūri, žinai, Liukas, Tomis, Dovis, Laurinis. Ir dar kažkas, ko neatsimenu. Čia vienu metu žaidė. Čia jau biškai prikūrė. Lukas, gerai, porą minučių tik te žaidė. Gerai, bet principas, aš tau tiesiog sakau principą patį, kad mes, žinai, matuojamės tuo, kas neišmatuojame. Matuojamės su Arvydu, kur nereikėtų matuotis dalykais, ne? Ir aš nesuprantu, kaip taip gali būti. Visiškai nesuprantu, kaip taip gali būti. Man atrodo, net Dimša pasakė kažkam, ar Dimšai pasakė kažkas rungtynių metu, kad žiūriu iš švieslentį ir taip tiesiog negali būti. Man vienu metu pasidarė net nuobodu. Bet, gerai, vis tiek, kiam 4-14, aš manau, kad tas pirmos 10 minučių yra geriausios Žalgirio istorija Eurolygoje. Tokio kėlinio, neatsimenu, kad būtų buvę. 3-4-14, po to dar tas 3 pradedi 10-0 ir pasidarai kiam 4-14. Tai čia turbūt geriausia Žalgirio atkarpa, geriausia rungtynių pradžia istorijai. Čiūju. Kiam 4-14 seniai atvažiavo nuo Dolo Efes. Jo. Vėl viskas gerai paruošta. Gedraitis prie Larkino. Larkinas atrodo kaip moksleivis prieš Dovydą Gedraitį. Tikrai įspūdingai buvo paruošta komanda, parodytos klaidos ir tas visas išpildymas, aišku, tu nepataikytum tų tritaškių, sakytum, gal čia taip ir turi būti, bet tie tritaškiai buvo laisvi ir viskas dėsninga, 5 iš 5 pradedi trajakais. Tai va, Trinkieris dabar jau metų treneris, mes sakėm, ko reikia Trinkieriui, kad žmonės jau pasakytų, kad va, čia šitas sprendimas pasiteisina, atsimenu, ten analizavom, laimėt KMT, laimėt LKL, ten solidžiai kautis Eurolygoj. Ne, užtenka tiesiog sumalt 2 turkų klubus, skalbimo mašinų, išskalbti jų batus, iškėdent, išpurent laukia, žinai, kaip anksčiau kabindavo ant tų turnikų rūbus džiaustydavo, jų marškinėlius. Sakė, babo mėsa sukasi ir tu su peiliu pjaustai. Ir viskas, ir Andrėja Trinkierį šiuo metu laimi Kauno miesto mero rinkimus. Bet šiaip įspūdinga, aišku, žinai, Kaziui atsisukę mes visi puikiai žinom ir ten žaidėjų nebuvimas, trūkumas ar ne, ar ten traumos vis tiek tai koja kišo, bet ir tuo pačiu įspūdinga matyti, kaip ta komanda visgi funkcionuoja kitaip su Trinkėrinį, kad palyginus, kaip jinai funkcionavo prie Kazio. Ir kokios parenkamos kitokios rotacijos ir matom ir nebijoma, ir tą starto 5 kitokį išleidinėt. Dovis gali vieną savaitę žaisti daug, kitą visai nežaisti, tas pats su Luku, vieną savaitę gali būti svarbiausias žaidėjas, kitą savaitę kaip vakar praktiškai net nepakilt nuo suolo. Tai tą sakė Trinkierį tik atvažiavęs, kad mano galva kiekvienos rungtynės yra nauja istorija ir kiekvieną kartą reikia būtent gyventi tomis rungtynėmis ir jisai būtent tą ir daro. Jisai turi labai aiškius planus, kaip jisai nori bausti varžovus. Tai o šiaip ką, Žalgiriukas kyla turnyrinį lentelį į 15 vietą, Efesas buvo nustumtas į 16, per pergalę nuo 12 vietos. Gerai, Saulės sistemos, kas čia po Saturno, kas yra arčiau. Marsas? Jupiteris? Ar Jupiteris toliau už Saturną? Man atrodo, kad. Tai tada Marsas. Bet pažiūrėsime, ką atsimušim kovo mėnesį, kaip sakė Andrėja Trinkierį, čia dar galvoti apie tai nereikia, 3 pergalės nuo 10 vietos liko 10 rungtynių, tai labai maža terpė klysti. Labai daug kalbėjom. Bet yra ir akivaizdu, kad šį sezoną naujų idėjų trūko. Ir per tą mėnesį su Trinkieriu bent jau aš pamačiau daugiau idėjų su įvairiais penketais, su žaidėjų išnaudojimais, negu mes matėm per tuos 3 mėnesius su Kaziu. Tas irgi yra faktas, kad Kazis šį sezoną pritrūko idėjų, kaip galima žaidėjus geriau išnaudoti. Ir žinai, kaip ir sakai, Trinkierį yra tas žmogus, kuris dabar žiūrinti žaidėjus.
nelabai kažkas daro tai, ko nesugeba. Jau jiems yra įkalta, kad jūs nedarykit to, ko nemokat. Pas Kazį yra daugiau laisvės. Ir ta laisvė daugam patinka, aišku, bet iš tos laisvės tada gaunasi situacijos, kad tu darai kai kuriuos dalykus, kurių tau nereikėtų daryti. Ir iš to gaunasi kažkokios klaidos, iš to gaunasi nesugebėjimas užpulti, iš to gaunasi ir gynybos visai kiti skaičiai. Žiūrint, aš sakau, aišku, labai mažai vertint, bet pavyzdžiui, maksimalus pasikeitimas, pats maksimaliausias, žiūrint į gynybos skaičius, su Kaziu, Žalgiris buvo 17 pagal perimtus kamuolius Eurolygoj, 15 pagal išprovokuotas klaidas. Su Trinkieri ir išprovokuoja daugiausiai klaidų ir perima daugiausiai kamuolių. Iš visiško dugno į visišką viršūnę tu šoviai su perimtais kamuoliais, turėdamas komandoje žaidėjus, kurie tikrai yra geri tai daryti. Apie Dovydą mes žinojom, apie Evansą žinojom, apie Butkevičių žinojom. Taip, Kazys be Butkevičiaus kurį laiką turėjo žaisti, tai neteko jo, bet iš esmės, kai turi tų tokių gynybojų šunų, tavo tie skaičiai turi būti kur kas geresni, negu kad jie buvo prie Kazio. Taškų, tai ačiū tau už dovanas. -14, 91, 77, Feneris sutriuškint Žalgirį tiesiog. Tai aš iki galo su žalia balta. Kauno Žalgiris namuose nelaimi prieš Fenerį. Kauno Žalgiris namuose įdeda Fenerį į mikrobangų krosnelę, padaro didžiausias įmanomas apsukas ir iširškina 23 taškais. Šaras po rungtynių sako, kad jam yra gėda būti šiuo metu Žalgirio arenoje. Jisai akivaizdžiai nervinasi, jau atsakinėdamas į žurnalistų klausimus, sugrąžino seną gerą Šarą, baigėsi visi gražbiliavimai ir jisai sako, kad mes nedavėm Žalgiriui laimėti, mes jam ištiesėm raudoną kilimą. Pripažink, aš neatsimenu, tu nedidelių skirtumų prognozavai Žalgirio pergalę, kad taip Žalgiris ištratulins Fenerį, kas nors Europoje galėjo prognozuoti, bet to vieno žmogaus pas mus komentaruose, kuris laimėjo mūsų džemperį. Tiksliau, beveik mūsų džemperį. Ne, kad taip laimės aš irgi nesitikėjau, bet kad galėjo laimėti, tai kažkaip tikėjausi. Pakeičiau tada tą rezultatą. Man patiko, paklausė, gal Katilius Šaro? Kolega, kaip auklėsit komandą? Sako, gal jau ne tavo reikalas, kaip aš auklėsiu komandą. Panašiais žodžiais. Aš įsivaizduoju, kad... Ne, tai ten sakė, ne. Kokių priemonių imsitės? Kažkas tokio. Jo, ten kažką, tau tikrai neatskleis. Tai man labai įdomu, kaip atrodo po -23 Kaune nuo vieno iš Eurolygos outsiderių, atsiėmus, gavus Final Four contenderė Fenerbahčė, kaip atrodo Šaro, reiškia, dialogas. Ar Šaras, kaip mes sakėm, jau dabar čia jisai suminkštėjęs, toksai šiek tiek ramesnis, ar jisai toks suminkštėjęs ir ramesnis galėjo grįžti į Rūbinę? Šaro klausimai, kai kurie nervuoja, normalu. Tas, žurnalistai tikrai yra, jūs esat mažiau išprusę nei mes. Eik tu nachui. Nei mes sportininkai. 68 taškus praleido Žalgiris nuo Panathinaikos. Čia jau turbūt po truputį baigiant šitą temą, bet tai yra įspūdingas pasiekimas. Atėnų Panathinaikos šį sezoną Eurolygoje dar nebuvo tiek mažai. Vieną kartą matau, buvo su Anadolu Efes išvykoje gruodžio mėnesį, pelnius tiek mažai taškų. Tai Kauno Žalgiris iš tikrųjų viena talentingesnių Eurolygos puolimo komandų, tikrai turinčių žaidėjų puolime sustabdė va šitaip. Aišku, be Luko buvo. Čia norėjau tą pažymėti. Aišku, reikia ir tą faktą prisiminti, kad nebuvo turbūt vieno geriausio Eurolygos žaidėjų. Bet žinai, pažiūrė Anadolu Efes irgi, kokie yra skoreriai surinkti. 70 taškų irgi Žalgiris tik tai leido jame mesti. O ten skoreriai visa eilė, visa plejada. Grįžtam gal tada į penktadienį. Labai trumpai apie atmosferą tikrai neįsiplėsim, bet tiesiog pasakysiu, kad tai buvo mano galva, ar čia pagal mano nuotaiką, bet man taip atrodo, kad tai buvo geriausia atmosfera Žalgirio arenoje šį sezoną. Su Feneriu, sakyčiau, buvo dabar jau antra pagal gerumą, nes aš galvoju, kad žmonės pasigauna ir malonumą žiūrėti į Žalgirį pastaruoju metu. Prie Andrėja Trinkieri Kauno Žalgiris iškovojo jau 4 pergalės, 5 pergalės Eurolygoje. Alba, Valencija, Feneris, Anadolu ir Panathinaikos. Namie nepralaimi. Taip, tai jau yra kiek čia, tiek pat kiek Kazys. Kiek Kazys, jo, aš esu pažymėjęs 5-12 Kazys buvo iki išsiskyrimo. Tai čia yra... Žinai, dabar atsiranda labai daug gudrių žmonių, kurie sako, tai kodėl nesugalvojo Kazio anksčiau paleist, gal tada jau anksčiau reikėjo, kai ten visi
Ir mes to pačiu, žinai, sakėm, Kazys turi likti, dabar jau lengva kalbėti, kad Kazį reikėjo anksčiau nuimti. Turbūt žiūrinti tai, kaip Žalgiris dabar atrodo, tai tie, kurie iš dabartinės perspektyvos taip klykauja, tai jie yra teisūs. Jo, bet dabar labai lengva kalbėti, žinai, kas čia įvyko, tu matai, tai... Kad Žalgiris staiga prie Trinkieri laimi 5 rungtynės Eurolygoje, kai Kazys per visą savo erą antram sezone laimėjo iš viso 5 rungtynės. Tai jau dabar tiek turi Trinkieris. Ir ką nukala, kokius klubus, Efesą, Fenerį, Valencija išvykoje, Panathinaikos karščiausia topinė komanda, per 20 grajų 2 pralaimėjimai, minėjau čia, įskaitant Graikijos lygą, žinai. Alba gali skaičiuoti, gali neskaičiuoti, bet visa kitka yra pizda. Iš karto gal įmam tą žalę mūsų šventąją karvutę ir Yra ko džiaugtis. Juokas juokais, bet aš dabar jau galvoju, kas čia iš viso vyksta. Kauno Žalgiris prie Andrėją Trinkierį laimėjo 6 rungtynės iš 9 ir nelabai žada sustot. Dabar jau taip norėtųsi, pradžioj taip į Trinkierį atėjimą, taip, varyk, viskas tvarkojo, dabar jau žiūri, kad wow. Nesustok. Pristabdy gal biški kažkaip. Nesustok, nereikia. Nes tokiais tempais, tai ką, mums beliks kandidatuoti į Lietuvos krepšinio federaciją. Man, žinai, dėl ko, Jonai, labiausiai gaila, kad Žalgirio nebus play-offuose, dėl to, kad dabar šitas Žalgiris jau verta žaisti play-offuose. Tu vakar, sakau, aš tai vakar žiūriu rungtynės, aš matau 2 lygiavertiškų komandų akistatą. Aišku, ten viena fiziškesnė, ten kažkokia atletiškesnė, bet kita turi geresnį trenerį, kuris geriau sustato, kuris skirtingai nei Katašas turbūt supranta, kas vyksta aikštelėje. Baigtų. Tas Katašas, to paties Katašo sprendimai, pažiūrėk. Vakar išprovokuota ta pati klaida. Evanso. Aš šaržuoju. Tai buvo lygiai jo. Tai buvo trepinimas per visą aikštelę ir va tai ir išmušė iš vėžių. Viskas tvarkosi, Katašo išėjo į play-offus, viskas gerai. Tik kad dabartinis Žalgiris yra ne tas, kuris buvo pirmą Eurolygos turą. Tai faktas. Ratą tiksliau visą. Tai yra visai kita komanda, jinai verta būti play-inė. Paskutinis taimautas, kai jau viskas nulemta, tai kodėl nepaimto taimauto, kai 40 plus sekundžių lieka ir paruoš 2 atakas? Tai tu jau dabar čia jau Trinkierį kaltini. Taigi ką tik buvo svajonių treneris čia visi. Tai žinai, prie ko čia kaltinti, prie ko čia svajonių treneris. Ta prasme, visi klysta ir padaro klaidų. Čia yra pastebėjimas, kad ir čia ir jo klaida galėjo būti. Man labiau, žinai, kodėl nesitikėjau kažko labai daug. Man tai buvo labai akivaizdus, būtent šitos rungtynėse buvo labai akivaizdus Žalgirio trūkumai. Tai yra dar vieno didelio kūno trūkumas po krepšiu. Birutis buvo čia visiškai išsimušęs, bet kaip ir Trinkieris paminėjo po rungtynių kokią problemą, kad jisai nesveria 130 tiesiog. Tai prasme, nes su tokiais kūnais Biručiui žaisti. Heisas, gynyboje išsikeisdamas šį kartą judėjo gerai ir prisidėjo ir prie... Žalgiriai kažkaip nelaimėjus LKL, KMT, mes patys žinom, visko gali būti. Andrėja Trinkierį lieka, kaip manot, ar prasidėtų svarstymai kitų kandidatų? Nelaimėjus LKL? Jo, kažkaip. O KMT jis nurašo galbūt sėkmės faktoriai. Tai žinai, ko nelieka? Aš manau, Jankūno. Bent jau tose pareigose. Tada turėtų jau kažkaip... jeigu toks jau fiasko, tai tada, situacijos valdymas būtų pavadintas amžiaus valdymu. Tada jau tikrai, natūralus klausimas. Pamatysi. Okay. Jokių šansų neturi Kauno Žalgiris, 84-76 Bolonijos Virtusui reikia laimėti šitas rungtynės. Žalgirio dienos Eurolygoje dėja, bet suskaičiuotos. Dėl nieko Žalgiris nebekovoja. Ir labai gaila, bet nematau... Dar kovoja? Šiaip tai objektyviai žiūrint, įspūdingai aikštelė mato tas vyrukas, Cody Milleris, McIntyre'as. Ir man patinka, kai Baskonija žaidžia. Aš juos imu čia. Žalgiris be Šmito, Žalgiris pralaimi 72-76. 85-78 Žalgiris laimi. Šitą, matai, duodu. Nekeičiu rezultatų. Tai ir gerai. Kada Baskonija paskutinį kartą Kaune laimėjo? Baskonija Kaune, nežinau. Senokai gal. Žmogus man į Instagramą, nors tokių žinučių ir panašių gavau ne vieną, bet šiaip labai man patiko. Labas, mano adekvačia nuomonė Žalgirio atsiprašyti reikėtų. Parašė Justelis BG. Aš matagi prognozavau Žalgirio 0-2 šią savaitę. Tai
Mane pritrenkė Žalgiris iš tikrųjų šią savaitę. Aš esu šokė. Kaip tai atrodo? Jo, aš sakiau, kad 0-2, nes, klausyk, be Šmito prieš Šengeliją, vėliau prieš Monekę. Atrodo, kad neįmanoma, žinai. Bet man net su Virtusu labiau patiko rungtynės, nors tas užtikrintesnė pergalė su Baskonija. Bet su Baskonija aš tokį turėjau pojūtį, kad Baskonija gal net kiek ir pavargus yra komanda. Iš Serbijos atvažiavus, karšta atmosfera. Ar dėl savo tinginystės, žinai, galbūt jeigu tai buvo tinginystė ir jis dabar sezono pabaigoje pradeda taip žaisti, tai tada parodo apie charakterį netinkamą, žinai, bet jeigu Heizas tiesiog buvo blogose vietose išnaudojamas, Trinkieri rado, kaip jį atrakinti, pasikalbėjo, užtruko kurį laiką ir Heizas dėl to dabar taip žaidžia geriau ir jeigu tas Trinkieri lieka, tada tu kaip treneris tada galvoji, kad aš jį radau, kaip išnaudoti, tada mes galime rasti bendrą kalbą. Čia tu vis sakai, jeigu Trinkieri lieka, kaip bebūtų, kad ir kaip Kazys mielas, malonus, pukuotas ir fainas, bet reikia pripažinti. Andrėja Trinkieri, Žalgiris laimėjo 8 pergalės iš 14 šį sezoną. 6 iškovojo Kazys. Jeigu aš gerai skaičiuoju. 9 iš 15 laimėjo. 9 iš 15. 14 pergalių. O Kazys 5 laimėjo. Tai 9. Tai buvo 5-12 prie Kazio ir dabar 9-5 prie Trinkieri. Tai praktiškai Andrėja Trinkieri tiesiog nušlavė Kazį Maksvytį. Reikia pripažinti savo rezultatais šį sezoną, tai buvo įspūdingas pasirodymas. Jau dabar, kai besibaigtų šitas sezonas, tai kas įvyko, kokias komandas, kokių formų komandas paskutiniu metu įveikė Trinkieri Žalgiris, yra fenomenalu, yra neįtikėtina. Ir aš vis prisiminimais dabar grįžtu ir aišku, Žalgirio fanai daro tą patį ir tai yra neišvengiama. Tu vis grįžti į tas rungtynės, kurias šį sezoną laimėjus, viskas dabar atrodytų visai kitaip. Aišku, žinai. Negrįžt. Tiek nedaug trūko iki to, kur sakė Marsas, Saturnas. Vis dar nesibaigė niekas. Jo. Bet mes suvokiam, kad čia yra kosmosas. Dabar Žalgiris kažkokiu būdu, mistiniu būdu vis dar yra kovoj dėl įkrintamųjų. Tai yra viskas, absoliučiai viskas, ką Andrėja Trinkieri galėjo duoti Kaunui. Ir aš prisipažinsiu, aš nesitikėjau, kad tai yra įmanoma, kad iki pat galo Žalgiris turės tų šansų. Mes į prezidentus federacijos ketinom eiti. Žalgiris vis dar turi šansų. Tai yra viskas, ką Trinkieri galėjo duoti šitą miestą. Jis atėjo tą ir davė. Jau įspūdinga, tie skaičiavimai prasitęsė dar savaitį, bet... Tai dar jeigu kovojam dėl pergalės, ne? Dėl pergalės vakar Žalgiris nekovojo. Su Butkos išleidimu jis tą parodė. Nesutikčiau. Tu čia labai sutirštini. Ne. Šiaip kalbant apie rungtynių reikšmę, man atrodo, yra labai nuvertintas ir nevertintas faktas, kad šitų rungtynių kaina buvo praktiškai 300 000 eurų. Ir tas pasakymas, kad Žalgiris žais dėl garbės. Ne, Žalgiris žaidžia dėl prizinio fondo, kurį Eurolyga skirsto 14 geriausių komandų. Jeigu Bayernas būtų vakar pasiėmęs, nebeatsimenu ką, Monaką, Žalgiris būtų iškritęs 15 vietą ir Žalgiris būtų likęs su 0 iš prizinio fondo. Dabar už 14 vietą Žalgiris pasiims 170 000, bet jeigu būtų laimėjęs, jeigu ten ne tas nelemtas Dekas ir dar kas nors, tai Žalgiris pretendavo į beveik 300 000 eurų už 12 vietą, jeigu būtų pasiėmęs Realą. Dvigubai ta prasme. Tai čia yra didžiuliai pinigai, tu čia gali pasimti žaidėją iš tikrųjų. Tai jeigu Dekas būtų nepataikęs, realiai plus 130 štukų. Gerai, dar mes, Žalgiris dar būtų turėjęs įmesti, nes buvo lygus rezultatas prieš pratęsimus. Jo, bet sakau, tarsi man atrodo nuvertintas faktas, kad daug pinigų buvo ant kortos. Įdomu, ar tai buvo pasakyta komandai, nes man toks jausmas, kad gal ir nebuvo pasakyta. Komandai gal net nebūtina sakyti, treneriui galbūt galima pasakyti tokį dalyką, bet šiaip akcentuoti reikėtų, man atrodo, tai nežinau, aš abejoju, nes pasimiršta tokie dalykai, aš pats buvau pamiršęs, kad yra egzistuoja. Žaiskim dėl pinigų. Jo. O dabar aš jums pasakysiu bairį. Nereklamuosiu tos vietos, nes mums jie nesusimokėjo už tai, bet tikrai faina pirtis Kaune, kur aš einu, ten yra vieša pirtis, karts nuo karto dainu, vyrai plikais pimpalais, sėdi, kalba apie kažę, užkandžiauja. Faina, žodžiu. Pirmadienį Andrėja Trinkieri, Massimiliano Meneti ir Gintaras Krapikas jau pirti 3. Prašau, pagarba. Aš manau, kad tai yra Eurolygos finišo tiesiog geriausias akordas. Pagarba Gintarui parodo, kaip čia reikia leisti laiką, okei? Gas atsiuntė fotkę.
Dėl Giedraičio Roko dar dėl ko bijau, kad Lietuvoje arba Lietuvos rinktinėje jisai kažkaip pastoviai truputį atrodo triestelį kelnes, kai atvažiuoja žaisti su Zvezda, kad ir į tą patį Kauną, labai retai kada turi rungtynių gerų, ne? Nu, bet čia Trinkieri gal, žinai, išnaudotų jį. Čia mūsų lietuvių treneriai nemoka jo labiau galbūt išnaudoti rinktinių turnyruose. Jo. O sakau, kai buvo pasitiktas Andrėja Trinkieri, tai buvo kažkas magiško, aš irgi poliau iš karto filmuot. Kaip greitai salė pasigavo tą skanduotę Andrėja Trinkieri. Mačiau, kad Trinkieri natūraliai žmogiškai buvo susijaudinęs. Žinai, gali sakyti, kad teatralas tai žino kaip reaguoti, bet ne, tu matai, kad jis tiesiog pasimetini momentais. Ir aš sakyčiau, kad Trinkieri buvo pasitiktas gal net triukšmingiau negu Željko Obradovičius, arba bent jau panašiam lygyje. Kai pasigirdo ovacijos, aš galvoju, kad tai Željko. Aš irgi. Po to žiūri Trinkieri, aš tikrai nesitikėjau, kad jį taip pasitiks. Nes jis yra gan kontroversiškai vertinamas Partizano, nes man atrodo labai piktai apie jį pasisakė Partizano prezidentas, nes Trinkieri, kai paliko Belgradą, jam nesumokėjo visų pinigų ir jis ten prisitysė juos. Ir žodžio maždaug, o viešai prisikinėdavo meilę, ten gerbė fanus ir taip toliau. Tai prezidentas maždaug supykė, sako, tu čia prisikinėjai viešai tas meilės, rodai meilės, bet tu buvai pirmas, kuris padavė mus į teismą. Čia panaši situacija buvo su Marko Popovičiumi ir Žalgiriu. Bet man čia yra juokinga, nes, staiga, kai žmogus paprašo, jeigu jam nesumoka laiku ir jis paprašo per teismą, kad jam būtų išmokėtas atlyginimas, tai didžiausias priešas. Su Trinkieri, kai kėlėm tą video, jo pasitikimo, mačiau pas mus Instagramo akaunte, serbai komentavo, ar bent jau vienas serbas pakomentavo, ir tas komentaras gavo nemažai patiktukų, kad Trinkieri pas mus buvo per patį sudėtingiausią klubų laikotarpį. Tai reiškia, fanai būtent vertina tą momentą, kad jisai dirbo tada, kada klubui buvo sunkiausia ir jisai klubui tuo metu padėjo. Tai čia irgi turbūt yra vienas iš tų dalykų, kodėl jisai buvo taip šiltai sutiktas šiandieną. Ir šiaip Žalgirio gynyba buvo beveik tobula. Partizanas sunkiai rinko taškus. Kevinas Panteris pirmus taškus pelnė likus ten 24 sekundėm iki ilgosios pertraukos pradžios. Dovydas Giedraitis, nežinau, man atrodo, Panteris po rungtynių rašys pareiškimą policijai už vagystes, už žulų išpuolimą, nes Giedraitis realiai 3 stylus padarė praktiškai aikštės vidury. Ir nuostabiai tvarkės. Ir šiaip Giedraitis žaidė 26 minutės. Pataikė vieną svarbų tritaškį, aišku, gerai gynėsi, labai neblogai sustabdė Panterį. Čia buvo didžiausios jo minutės prie Trinkieri. Realiai jis per šitą mačą su Partizanu suždė daugiau Žalgiryje prie Trinkieri negu per Fenerbahčės, Barsos, Valencijos ir Albos rungtynes kartu sudėjus. Tai yra toks didelis skirtumas ir man tai iš karto grįžo tos mintis prisiminimai į tai, kaip buvo pateikiamas Trinkieri atvykstant į Kauną. Jisai buvo pateikiamas kaip treneris, prie kurio Birutis tai dabar tikrai nebežais. Tenais Giedraitis, pamirškit šitą žaidėją. Pamirškit lietuvius, bus legionierių, ateis vasarą, prisirašys legionierių ir darys kaip Bayernas su 10 užsieniečių ir su 2 vokiečiais. Nekalbu, kad tai buvo įrodymas, kad taip nebus, bet mes galim pasižiūrėti į Biručio rolę komandoje, pasižiūrėkime Lekavičiaus sugrįžimą prie Maksvyčio Sneždės. Šiaip ir šitą mačią Sneždė daug, nes pagal mečapus Partizanas žiauriai aukšta komanda, turbūt Trinkieris nerizikavo, plus Giedraitis gerai tvarkėsi su gynyba, bet Trinkieri žymiai labiau mėgsta ir jis šiaip labai vertina lietuvius žaidėjus ir aš nenustepčiau, jeigu vasarą prie Trinkierį atsiras net dar daugiau lietuvių ir galbūt net mažiau legionierių, negu jų yra dabar arba būna kiekvieną sezoną. Jis taip vertina lietuvius, kaip, sakau, kažkiek net, ne tai, kad pikta, aš irgi turėjau kažkokių dvejonių, kaip bus tais lietuviais, bet buvo pateikiama, kad čia jau bus visiškai ragas, žinai. Tai ne, jo manimo lietuviškas branduolys, geras branduolys tokiose komandose kaip Žalgiris, kaip Zvezda, tarkim, Partizanas, čia yra būtinybė. Čia tie klubai turi eiti ant lietuviško stuburo. Ir tų lietuvių tikrai bus ir jie bus svarbus. Tie palyginimai su Bayernu šiaip jie yra tokie nesąžiningi, kur aš
ir nesuprasdavo, ir irgi esame apie tai kalbėję, kad čia irgi kalbėdavo ir kolegos ar ne kitų podcastų, kad Žalgiriui reikia eiti va tuo keliu, čia ne tuo lietuviškumo, o va daryti kaip Bayernas. Bet Bayernas tai darydavo dėl to, kad jie elementariai neturi tokio lygio vokiečių žaidėjų. Vokiečių žaidėjų rasti Eurolygos yra pakankamai sudėtinga. Mūsų lietuvių dar žaidžia kitose komandose, ne Eurolygos. Kokie vokiečiai žaidžia kitose Eurolygos komandose be Albos? Yra Foytmanas Milane ir Da Silva pasiėmė Šaras į Barceloną. Ja. Ir daugiau... Gal kažką pamiršau. Okay, Maudolo paėmė į Milaną. Jo, bet čia pokyčiai irgi, kurie įvyko dabar, žinai. Tai, nėra tų vokiečių. Andrė Trinkieri yra geras specialistas būtent tokių komandų, nes jis visą karjerą dirba ne su favoritų statuso komandomis, tai iš tos pusės Trinkieri yra labai geras treneris, bet kitas dalykas, taip kaip girdint, kaip viskas yra kišamasi ir kaip yra netiduodama laisvė treneriams, ir jeigu Žalgiris taip pat nepatikės ir Andrė Trinkieri, tai ten užprogramuotas konfliktas. Andrė Trinkieri nėra tas treneris, kuris norės žaisti su lietuviais. Pasižiūrim, kas Žalgirio sudėty yra lietuviai ir kas tikrai atitinka tą Eurolygos lygį šiuo metu yra Edgaras Ulanovas ir galbūt tas Lukas Lekavičius, kurį vadino midžetu pats Andrėja Trinkieri. Visi kiti lietuviai yra ne Eurolygos lygio, kuriuos padarė Eurolygos lygio Kazys Maksvytis. Su Müncheno Bayernu jisai turbūt vienintelį vokietį, kurį leisdavo laiminčioje komandoje, buvo Leonas Radoševičius, kuris tiesiog yra serbas, bet gavęs Vokietijos pilietybę. Ar kroatas, ne? Ar kroatas, jo. Tai Andrė Trinkieri, jisai moka pastatyti laiminčias komandas, bet visas Žalgirio žavesys ir dėl ko tie soldautai ateidavo, pirmiausia prasidėdavo nuo lietuviškos komandos ir šalia to ateinančius tais lietuviais pergalių. Nu, kad Trinkieri tu akių nepadraskysi, buvo galima įsitikinti ir vakar spaudos konferencijoje. Lukas Katilius turėjo labai ypatingą savaitę, šiaip reikia pripažinti, ne? Spaudos konferencija, nepakalbėti apie ją mes aišku irgi negalim. Bet neturiu aš kažkokio pykčio ant Andrė Trinkieri. Šiaip kaip tu įsivaizduoji po tokių pasisakymų, dažniausiai bent jau aš kažkaip pradedu galvoti, ką tu čia sau leidi arba ko tu čia kitą žmogų menkini. Bet aš nepajaučiau šį kartą tokio jausmo Andrė Trinkieriui. Nežinau kodėl, gal šiaip, kad linksmas savaitgalis buvo ir penktadienį smagiai pažvejojau ir nuotaika gera, nežinau per kokią čia pusę vertinu. Ir beveik niekas neprasigėrė. Tas irgi... Beveik niekas, tas irgi yra svarbu. Kaip žinia, Šnapselis šitoje situacijoje vaidino ne paskutinį vaidmenį, bet jokio kažkokio kriminalo. Kaip jūs į tai žiūrit? Sinuojama, tiesiog tai nėra, kad vienas žmogus už tai atsakingas. Ir tada tu dienos šviesą, aš norėčiau, kad mes ten nukreiptume. Ten ofise buvo pridaryta daug klaidų. Va čia yra problema pagrindinė. Ir dėl to nereikia, žinai, ir dėl to nėra nei blogi, nei geri žmonės. Žaidėjų, šeimoms, trenerių prikalti jau prie kryžiaus, dar jam net nespėjus atvažiuoti į Kauną, nes jau ir podcastuose prasidėjo, aišku, čia ta tokia meškos paslauga buvo, kad Kazys liko, tai dėl to kai kur išėjo savotiška tridelė apie Trinkierį, koks yra toks, šioks, anoks ir staiga po 2 savaičių tas žmogus, kurį tu apkalbė ir kurį žmonės labai girdi, ką tu apie jį pasakei, jis ateina ir tu iš karto jam tokį neigiamą nusistatymą padarai visuomenį. Aš visai nenoriu čia Trinkierį. Žalgiris tokiu būdu susipyksta ne su Andrėja Trinkieri. Whatever, ką tas italas galvoja. Na, įdomu, bet Trinkieri tikrai turbūt durnelis. Ir kad niekas čia nelaukia Trinkieri. Tu jau dabar čia jau Trinkieri kaltini. Taigi, ką tik buvo svajonių treneris čia visiems. Aš manau, kad tas vaikinas, Ignas, kuris tą nesąmonę Žalgirį užkūrė su tuo postu Instagramo, jis jau atsiėmė irgi pakankamai spragilų. Čia dar kita istorija. Aš kalbu šiaip apie podcastuose, kas buvo pasisakyta Trinkieri atžvilgiu. Jo. Gargždai bankrutuoja, nėra Milašiaus komentaro, jis nebekalba apie tai. Tai čia LKL šį sezoną, man yra toksai, kur... Žinai, panašiai kaip Giedrius Žibėnas. Buvo Milašiaus komentaras. Ateina, pastumė, pabėga. Tai va čia tas pats, žinai, čia tas pats atvejis su LKL elgesiu šitoj finalo serijai. Ir šiaip tuo atveju, kaip bankrutavo klubas. Nu, arba gali kalbėti kaip Trinkieris, daug, bet nesąmonės irgi yra variantas. Aš, žinok, pačiulpsiu tau bibį gal net. Bet čia, žinok, bus abipusių sutarimų tik tai gali tai būti. Jeigu Andrėja Trinkieri nelaimi finalo, labai keista, žinai, girdėti, kad jau jisai turi sutartį su Žalgiriu, jeigu taip, tai situacija labai keičiasi kitam sezonui ir dar tam už milijoną, bet jeigu jisai nelaimi šitos serijos, aš neįsivaizduoju, kokiu būdu jis galėtų likti Kaune.
O dėl to aš neturiu pagarbos jam, nes gerbiu tik tai tuos žmonės, kurie pirmiausiai rodo pagarbą tau, tai yra aplinkai, jis jos nerodo. Tai kodėl aš turiu gerbti šitą italą, kuris atvažiuoja čia į Kauną, siurbia mūsų babkės ir už tai neduoda nieko. Žinai, aš nesutinku dėl to siurbia mano babkės. Ta prasme, jisai gauna atlyginimą, kurį jo moka Kauno Žalgirio klubas. Tai sėkmės, nu tai... Atlyginimą, žinai, Žalgirio klubas yra mūsų klubas. Tu negali pykti ant žmogaus, kuris gauna atlyginimą, kurį jam klubas savo norų moka. Galiu pykti, nes aš palaikau Žalgirį, man svarbu, kur tie pinigai. Tu negali pykti ant jokio žmogaus, kuris atlyginimą gauna. Tai yra, reiškia, geras darbas. Tai yra geras darbas jo agento ir tai yra atsakomybė klubo, kuris reiškia įsivertinęs, kad jis gali sau leisti tokius pinigus. Tai sveikinu, pykstu tada ant Žalgirio, kad ten tiek moka. Tai gali pykti ant Žalgirio, žinai, bet kita vertus vėl, apie Andrėją Trinkerį kalbant, mes čia nematom nieko, ko jisai nebūtų anksčiau rodęs. Vat įdomu, jeigu jie nebūtų prasitęsę Trinkerį. Ar jie dabar jį tęstusi ar ne? Aš manau, kad ne. Aš manau, kad tęstusi. Ką tu geriau rasi? Aš manau, kad tęstusi. Buvo kalbų pas mus pliusuose apie Tomas Įsalo. Apie Tomas Įsalo reikėjo prieš 2 metus galvoti. Dabar apie jį visi galvoja. Tai tuomet galvoja, bet Šilerį pasirinko. Jo. Kai sėdės rimtesnis dėdė, truputį su, kaip sakyt, daugiau žvinų ant odos, blemba bus konfliktų, žinok. Jeigu ten būčiau sėdėjęs aš vietoj Katilius, būtų nesąmonė, aš tikrai būčiau nesivaldęs, bet tai yra mano asmeninės bėdos ir čia didžiuotis to nereikia. Turiu meni, kad čia visko dar bus, nes Trinkieri vis dar nesupranta, kad čia ne bailių šalis, nelabai čia žmonės bijo ir nedurniai čia yra, žinai, ir kad galiausiai jis nebus čia the boss visur, pas Kazlauską podcast'e čia ir visi tylės išsigandė ir sí, claro que sí, ar ten, žinai, Ispanijoje, kaip taip sakytų, Japonijoje gal, ar dar kaip nors. Čia taip nebus. Pat ir čia. Tu žinai, ką tu gauni su Andrėja Trinkeriu, tu žinai, kokį tu gauni žmogų, šit atvažiavęs elgėsi lygiai taip pat, kaip jis elgėsi prieš tai kiekvienoj savo situacijoje, kurioje būdavo. Tik tai čia turbūt pirmą kartą yra, išskyrus, aišku, po Serbijos atvejai, kai jis yra šalyje, kuri gyvena krepšiniu, kuri tą krepšinį myli, supranta ir kuri galbūt priešingai nuo Serbijos nėra tokie, žinai, vienpusiai, kad tiki visko, ką pasako kažkas, žinai, kaip Trinkerį. Ne, čia dar yra kažkiek tai daugiau kritinio mąstymo ir mes turim galbūt daugiau savo nuomonės, tai neklai sekam tai, ką pasako tas pas Trinkerį. Tai nelaižam supinės susikabinę už rankučių, kas galbūt irgi jiem netikėtai yra šiek tiek. Bet žinok, aš sakyčiau, aš mačiau, kaip Trinkerį bendraudavo Serbijoje, kaip Vokietijoje. Ir palygint kaip dabar, bent jau šitas pusmetis, jisai tikrai šneka pagarbiau, tai išlenda tie dalykai. Bet kaip viskas buvo Vokietijoje, kaip buvo Serbijoje, nėra ką lyginti Trinkerio ten ir Trinkerio čia. Viskas žymiai normalesnėsne, adekvatesnėsne, kaip čia padėtų žvaigždė. Aikštelį. Kaip jisai adaptuosis prie Eurolygos, prie sunkesnių rungtynių, prie didesnės atsakomybės, galų gale prie įnoringojo Andrėja Trinkerį, kuriam vieną dieną susišviečia, kad Tomas Dimša nebeturi žaisti ir jis nebežaidžia to krepšinio, žinai. Tai daug dedamųjų yra, žinai. Sirvidžiui reikia gudraus trenerio. Trinkerį, man atrodo, kad jis yra gudrus tikrai pakankamai, nes Sirvidį tu gali labai įvairiai išnaudoti. Sakau, tokio universalaus krepšininko, tokių metų, tokio dydžio nėra daug Europoje, visi išvažiavę. Tai sakau, man atrodo, kad ras vietą ir Trinkerį jam ir pats Sirvidis prisitaikys. Bet jeigu šitą deda jisai įrašą, tai dėjo aš apie skers. Čia taip papuolėm, Jonai, klausyk, į kolektyvinį sodą. Jisai pats iškirto, pats dėl Laurėjai iškirto, pats. Ne. Jo. Vyras, seniai. Žiūrėk. Matai, čia yra labai didelis ekranas ir jis gerai rodo. Aš tau pasakysiu, kas dabar bus. Dabar duos nesportinę pražangą. O po to jisai tikrai specialiai nepadarė. Nėra akto failas ir čia yra ginčas. Ir mes liekam su ginču, į nieko nebuvo. Aš parodys. Girdėjote teisėjo argumentaciją. Toks, žinai, labai taiklus. Blogai Lukui.
Delaurė, ranką ištiesė. Netyčia, jis net nematė jo. Ką rinkėjas rodo, taigi net nematė tas Delaurė to Lekavičiaus. Dabar galės pasakot, kaip teisėjai skriaudžia Žalgirį. Nu žiūrėk, nu turnio. Gerai, gerai. Nu ką, taigi net nematė. Įsitikins, kad buvo nesąmonė. Va dabar aš noriu žiūrovą jums parodyti, kaip trinkėjas paima challenge'us ir tiesiog pavaidina trenerį. Nu nebuvo čia nesportinis, jis tą matė pats. O kitas kampas man vakar labai patiko, blemba. Tas trinkėjas įsitikinimas, kad jisai žino, kaip reikia, kaip turėjo būti, kaip buvo, bet laukia, kol teisėjai patys dar supras ir kai jau pamatė, kad nebe, tada pala. Tada jau aš įsikišiu. Kur buvo prieš Šmitą nesportinė pražanga. Jisai stovi ir jisai įsitikinęs, kad bus teisėjų peržiūra. Įsitikinęs ir mes visi įsitikinę žiūrovai, kurie iš gero kampo matėm tą pražangą prieš Šmitą, kur už rankų kabinosi. Ir tada jau meta baudas FSS, jau stoja prie baudų metimo linijos trinkėjas. No. Žiūrim pakartojimą, eikit ir žiūrėkit. Pasižiūri teisėjas pakartojimą ir čia buvo toks labai, mačiau, saldus momentas pačiam trinkėriui, nes tada teisėjas po pakartojimo ilgai net netruko žiūrėti. Sorry, ir trinkėris. Viskas tvarkoj, nesportinė pražanga. Kaip tu gali tai palikti geriausią komandos sniperį 2 atakas pailiui? Ne Italo, čia labiau kažkas dabar Heisas nesuidė. Sako, vieną komandinę turim, o tie meta 3 iš eilės iš eilutės. Tai kažką apie Italą sako, nes atsimenu dėdė, tas pražangas iki bonusų tai tiesiog buvo įkalęs mums į galvą, net nebe žaidėjams. Posteris šį vakarą išsimetė 3 trajakus laisvas. O mes tam treneriui milijoną mokam, tai faina. Treneris ginasi. Ne. Davai, Ulė, davai! Kazys, aš tau pasakysiu net nuoširdžiai, aš gal net ir įsiduosiu, Kazys už mane mažiau uždirba, seniai. Čia yra blogai, čia yra dugnas.